Taigi, sveiki mėlyjeji, su jumis aš Artūras ir Treningo inkubatorius. Sekmadienis, pabandėm išsirinkti savaitės porą, gavosi taip, kad kai kurios poros surinko po vienodai klausimų, tai turim eurą svarą, Australą USD ir Japonijos jeną su svaru. Tai eurą svarą turėjom jau prieš 3 savaitės, tai šiandien tiesiog aš priminsiu, ką mes kalbėjom ir labai ten trumpai apie tai, kad iš tikrųjų prognozavom ir kol kas nepasikeitė niekas dėl to, ką prognozavom, tai 8,400 prognozavom ir jeigu, sakym, po juo eis kaina žemiau, tada būtų galima kažkokiu tai imtis veiksmų, žiūrėti, kurį pardavinėti. Praeitą savaitę buvo šiokių tokių progų tenais mažesniuose grafikuose parsiduoti, aš ten tą ir padariau, bet paėmiau labai nedaug, nes paskui tiesiog mane išmetė per kaminą, ten apie 70 gal tik tais punktų pasiėmiau, nes paskui ten valandiniam grafike tiesiog nunešė stop lossus, nes čia buvo kažkur parduota ir čia kažkur buvo išmestas, tai tiesiog. Kaip ir minėjom prieš 2 ir 3 savaitės, tai 8,4 kol kas laiko, niekas su jais nenutiko, savaitiniai žvakiai šiaip pakankamai graži pardavinėti, bet 8,4 laiko ir kol jie laiko, vėlgi reikia laukti iš tikrųjų ir žiūrėti iš tikrųjų, kada ta kaina palys po tais 8,4. Jeigu taip nutiks, kad šią savaitę palys, reikia žiūrėti, kokie bus dieniniai grafikai, tai yra dieniniais kokios bus žvakės ir jeigu bus kažkas tai palankaus mums pardavimams, tai vėlgi reikia žiūrėti tik pardavimus. Pirkimų jokių aš tikrai iš tų porų nežiūrėsiu, nes čia pirkti nežinau, kur reikėtų pirkti, gal net, tiesiog net nesivizduoju, kur čia reikėtų pirkti. Bet kokiu atveju, tai čia viskas, visais kitais atvejais, tai čia būtų tik tais dėžiai, ne, čia 9,00 uždarimai yra mėnesiniai, o čia yra 8,400, tai tiesiog kol kas laukiam pardavimų tų, ne, nuo čia mes jų laukiam, čia mes jų laukiam, tai čia buvo irgi labai įdomiai į vieną į kitą pusę, kol negavom šitą gavom, pakeitėm savo nuomonę, čia ta buvo tokia pradinė nuomonė, paskui mes ją pakeitėm, tai tiesiog išlieka lygiai tas pats, nieks nesikeitė. Laukiam tik tais pardavimų. Svaras ir Japonijos jena buvo ir dar buvo Australas ir USD. Australas ir USD iš tikrųjų tai yra visiško dideliai dėžiai ir ta dėžė tos poros, nu gerai, aš tada grįšiu prie jos, dabar tais paimkim svarą ir Japonijos jeną. Tai labai gaila, kad iš tikrųjų savaitiniai žvakės užsidaro neigiamos. Dieniniam grafike kol kas stovim prie berods tenais ar 2 ar 300 movingo, tai ten kažkiek galbūt laiko. Šičia yra 1-2 labai rimtos žvakės, kuriuose viskas vyksta ir tol, kol juose viskas vyksta į priešingą pusę, tai yra į apačią, tai mums net nelabai turėtų rūpėti, nes tos korekcijos gali būti ir didesnės, ne? Tai iš esmės mes turim tokias ribos yra 1,48 ir 1,37. Tai čia tikrai buvo stiprus price actionas dėl to, kad buvo labai rimtas gapas ir šičia buvo paskutinė atrama, bet viskas vėlgi vyksta dideliai jėgoje apačią, tai kol kas pakankamai pavojinga kažką tai žiūrinėti ir aš čia turėjau minčių, kad čia mes pasieksim 1,500 šito vietoje, kada buvom, bet to nepadarėm, vos betrūko ir dabar iš tikrųjų nežinau, nes realiai šiaip kaina nėra labai gražioje situacijoje, nėra čia kažkur, kad labai gražiai stovėtų. Kaip ir minėjau, dieniniam grafike yra šičia atsirėmus į vieną movingą, tai tas movingas dar lygtais kažkiek tai laiko, bet jau pati, tarkim, šita price actiono formuoti jau lygtais įrodytų, kad toliau būtų tęstinumas pas mus kritimo į apačią, galbūt iki 37, bet vėlgi šita formuoti yra viduje, yra inside, tai mažesniam grafike tai kaip ir būtų trendas į viršų ir čia viduje inside tai iš tikrųjų pakankamai sudėtinga situacija ir manau, kad kažkur čia, kada kažkas tai paklausė pas mus šią savaitę Facebook'e, kad mes pakomentuotumėm šitą būtent svarą Japonijos jeną, kad tai sudėtinga pora, tai teisinga, dabar tai jinai yra, manau, kad pakankamai sudėtinga ir kažką tokio priimt sprendimą su jie yra beprotiškai sunku. Tai aš asmeniškai, vėlgi diena žiūrėkit yra išparduota, savaitė yra išparduota, mėnesis realiai yra išparduotas. Tai
Pirkimai kol kas labai stipriai atkrenta, nes tiek diena, tiek savaitė, tiek mėnesis raudoni yra, bet kadangi aš į priešingą, į šitą pusę neprekiauju, aš tai greičiausiai šortinčiau, jeigu kaina būtų po 1,370, kol jos čia nėra, viskas kol viduje, aš nežinau, kiek čia laiko tas dalykas tęsiasi, ne? Kaip ir čia, tarkim, jis kažkiek tai nuvažiavo į apačią ir paskui pasikoregavo stipriai į viršų. Tai ir tu žinok, žmogau, iš tikrųjų, kiek jisai dar į tą apačią važiuos ir kiek jisai koreguosis į tą viršų, ne? Tai šitoj poroj laukimas, pas mus jinai parašyta bus tikriausiai pirmadienį, kad tiesiog laukimas ir ieškoti joj kažko tai stipriau, kada kur kažkas kažką perdengas, galbūt dieniniam būtų perdangų į priešingą pusę, gal kažkas šitas viršūnės kažką darytų, ne. Bet pakankamai sudėtinga, nes jinai yra dabar, tai sakau, tiek tarp 2, tiek tarp 300 movingo ir man tai yra pakankamai sudėtinga pora. Dar buvo Australas USD pora, kur irgi žmonės klausė, tai manau, kad svarbiausias dalykas šitoj poro tai yra mėnesinis grafikas, tai jisai tikrai labai labai svarbus yra, mes tą porą tikrai labai labai stebim. Labai mes ją stebim, tai jos iš tikrųjų ribos, jos ribos yra tokios, sakyčiau, įdomios, tai jos ribos apačioje buvo 7.00, tai žinom, kad tai yra tikrai stipru, nes jau čia buvom ne kartą susidūrę su tuo 7.00 ir mumis jisai laikė ir atlaikė. Iš tikrųjų, mes dar 2016 metais tikėjomės, kad ta pora važiuos stipriai į viršų ir čia mes buvom net ir prisipirkę šitoje vietoje, šičia, paskui mus kažkur tenais išmetė, paskui jinai pradėjo judėti kanalu ir dabar ne bet kokiu atveju juda kanale, ne? Man mėnesiniam grafike labiausiai dėmesį patraukė iš tikrųjų šita žvakė ir dabartinė praeito mėnesio žvakė. Aišku, negalėjo būti šiek tiek didesnė. Tai kad ir kaip bebūtų, šitos ribos 8.00 ir 7.00, manau, yra tokios pakankamai stiprios ir aš sakiau, kad kol viduje šitą porą aš jos irgi neimu, aš su ją nedirbsiu, tiesiog lauksiu, kol jinai prasimuš bent jau kažkur tai per šitos paskutinius buvusius spyglius, nes dabar pažiūrėkit, kiek yra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ir jau 14 savaitė iš tikrųjų su spygliais lieka, ne, tai kol tie spygliai yra, tol man atrodo, kol nėra nei vieno rimtesnio uždarimo virš šitų spyglių, o paskutinis jisai yra čia, tol į pirkimus yra pakankamai sudėtinga žiūrėti. Galbūt galima ras kažkur tai valandiniam, ten dieniniam grafike kartais kažką, bet dabar tai, kai tokia savaitė buvo neapsisprendus, net neigiamai iš esmės, dabar vėl neapsisprendus, tai iš tikrųjų manau, kad pakankamai sudėtinga. Jeigu kažkas tai su šitoj poroj eitų į viršų, tada greičiausiai mes turėsim pirmiausia atramą 8.00, čia jeigu 300 ir kiek šitų punktų būtų išpirkta, tai jeigu kažkur jau čia jinai pajudėtų dieniniam gražiau, tai galbūt tenai su maža rizika, su kažkokiu tenais rimtesniu money managementu būtų galima pabandyti ją palonginti į viršų iki 8.00, bet kol to nėra, pakankamai, manau, sudėtinga, nes vėlgi čia tų spyglių pilna, matot, čia kiek kartų būtumėm bandę, ir čia būtumėm bandę, ir čia būtumėm bandę, ir čia būtumėm bandę, ir visur čia, kur būtumėm bandę, iš tikrųjų būtumėm gavę per nagus ir būtų už to nieko neišėję. Tai nenorėčiau rizikuoti va tokiose vietose, riziką reikėtų mažinti ir pasirinkti didesnius šansus, kada kaina jau būtų kažkur tai virš kažkokios tai vienokios arba kitokios vietos. Tai va, tai tiek šį kartą su šitom porom, iš tikrųjų tai realiai mes praeitą savaitę išrinkom, beveik nieko nebuvom išrinkę, nes tikrai ten pražiūrėjom tuos grafikus, tai pirmadienį mes beveik nieko neradom, radom ten kelias vos poras, tokias vėl tenais įtartinas,
Lygtais žiūrėjom Australą, New Zealandą, paskui Australą, Japonijos sieną, ten kažko tokių biškį pasigavom, tokių truputėlį kažkokių tenais, tokių nedidelių tų treidų, bet vėlgi tenais kažkas taip labai spūdingo nesuveikė, tai tiesiog tokia įtampos gal labiau buvo savaitė ir su svaru viską beveik atidėjom, nes tenais tiesiog bardakas tose porose yra. Su Japonijos ten vieną kažką tai žiūrėjom, bet vėlgi ten kažko labai tokio rimtesnio, aiškesnio nebuvo, nes vieną dieną kažkaip, kitą dieną vėl kažkaip. Tai ir tai vyksta dažniausiai ne šiaip savo, tai vyksta dėl to, kad iš tikrųjų užsidarinėja mėnesiai baigėsi ir tai yra natūralu. Taigi vat jau kitos savaitėje, ten berods antradienį ir kada užsidarinėja mėnesiniai žvakės, tai dar gali tas pats visas bardelis ir bardakas vykti iš tikrųjų iki kitos savaitės, iki ateinančios savaitės antradienio, man atrodo. Ir tik tada jau gali kažkas tai pajudėti rimčiau, ne? Tai vėlgi bus non-farmas, vėl bus kažkas tai, tada bandyti ieškoti ten kažkur tai kažko. Tai pirmadienį bandysim žiūrėti, kaip atsidarinėja marketas, gepai bus, nebus, tada vėl bandysim kažką tai spręsti. Tai šiam kartui tiek, visiems palinkėsiu geros prekybos, geros savaitės, geriausia būtų išlaukti, kol sudariniais mėnesiniai žvakės, nes jos dažniausiai duoda pakankamai nemažai informacijos, pažiūrėti kaip. Nes savaitiniais matom tikrai nelabai gražios, gal dar ištemtų kitą savaitę kažkaip, tarkim, čia kažką, čia labai sunku pasakyti iš tikrųjų. Ir tada gal kažkokios tai bus informacijos daugiau bent jau po mėnesio uždarim. Taigi tiek, valdykit riziką ir visus raginu kiekvieną šeštadienį pasidarius analizę, iš tikrųjų išsirinkti kažką, kas yra įdomiausia ir pabandyti pas mus Facebook grupėje ar Facebook puslapį parašyti. Tada sekmadieniais renkam kažką, kas daugiausia sulaukia dėmesio. Taigi kol kas viso.